InnerRange turi integruotą svečių valdymo funkciją, kuri leidžia realiu laiku registruoti, valdyti ir fiksuoti buvimo informaciją. Taip pat suteikia galimybę iš anksto užregistruoti svečius, automatiškai priskirti jiems prieigos teisės, pranešti atsakingam asmeniui apie jų atvykimą bei išregistruoti svečio vizito pabaigoje. Pažvelkime, kaip šis procesas veikia Integrity Gatekeeper programoje. Svečią galima užregistruoti iš anksto arba tą pačią dieną, kai jis atvyksta į objektą. Paspaudus mygtuką Add Visit atidaromas registracijos langas, kuriame reikia įvesti pagrindinę informaciją – svečio vardą, apsilankimo datą ir laiką, kas jį priima bei unikalų identifikatorių, šiuo atveju tai elektroninio pašto adresas. Išsaugojus informaciją, svečias pasirodo laukiamų vizitų lange. Sistema automatiškai įtraukia svečią į sąrašą. Priskiriamos teisės nustatomos pagal pasirinktą konfigūraciją. Galite visiems svečiams priskirti tą pačią teisų grupę. Tai reiškia vienodą prieigą prie tam tikrų durų ar zonų. Siekiant daugiau lankstumo, teisės suteikiamos atsižvelgiant į vizitą priimančio darbuotojo nustatymus. Tokiu atveju svečias gauna tokias pat teisės kaip ir vizitą priimantis darbuotojas, arba pagal laukelio Visitor Permission Group, kuris yra darbuotojo profilyje. Kitas žingsnis – svečio registravimo ir kortelės priskirimas. Paspaudus check-in atidaromas langas, kuriame galima priskirti kortelę. Tai galima padaryti priglaudus ją prie kortelių skaitytuvo arba per registracijos įrenginį. Integrity Visitor Management taip pat palaiko mobiliųjų leidimų priskirimą tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Jei ši funkcija sukonfigūruota, darbuotojas gauna SMS arba elektroninį laišką, kad svečias jau atvyko. Taip pat registracijos metu galima nustatyti papildomus veiksmus, pavyzdžiui, užfiksuoti peržiūros pranešimą audito tikslais. Kai svečias užregistruotas, jis pereina iš laukiamų vizito sąrašų į aktyvių svečių langą, kur bus matomas viso vizito metu. Šiame lange stulpelis būsena atspindi svečio buvimo vietą objekte. Jei reikia, galima iš karto spausdinti svečio kortelę. Paspaudus mygtuką Print Card galima pasirinkti kortelę šabloną. Tai ypač patogu spausdinant laikinus pažymėjimus. Yra keli svečių išregistravimo būdai. Pirmas – rankiniu būdu pasirenkant svečią ir paspaudžiant Checkout. Priklausomai nuo nustatymo kortelė bus panaikinta, o papildomas teisės pašalintos. Pats svečias sistemoje lieka audito tikslais. Jeigu svečias sugrįžta, sistema jį atpažįsta pagal unikalų identifikatorių, šiuo atveju elektroninio pašto adresą, ir automatiškai jam iš naujo priskiria teisės bei kortelę. Kitas būdas – automatinis išėjimas. Svečiui išėjus pro tam tikras duris, vizitas automatiškai užbaigiamas. Galiausiai naudojant mygtuką Card Return galima matyti visus esamus svečius ir kai prie skaitytuvo registracijos įrenginio pateikiamos jų kortelės, jie automatiškai išregistruojami. Tai ypač patogu, kai vienu metu išvyksta didesnė svečių grupė.